Tai, ką aš ir sakiau po 24 metų spalio mėnesį vykusių rinkimų, kai Laurynas sakė, kad, kadangi Gabrieliaus Landsbergio baigėsi kadencija ir jis nusprendė eiti partijos pirmininkus, aš sakiau, bičas, duodu tau 2 metus ir tave kaip ta žiurkė išrūkys iš to urvo, nes pirmas, kad tu galėtumai vadovauti konservatorių partijai, tu turi turėti geną. Tu turi būti tos partijos genas. Laurynas Kasčiūnas buvo Hitlerio genas. Jeigu tai paimsi pažiūrėsmis, buvo nacistinių ideologijų autorius, jisai piketavo prieš valstybę, jisai kėlė sumaištį ir sakė, kad Lietuva neturi tapti ES narė, šaukė lietuviams, prisiminkit, ir jis nėra konservatorių genas. Jis yra poginis kažkoks, toks kažkoks poskiepis, bet su neaišku, kokiu ten poskiepiu yra. Ir dar viena buvo klaida, aš labai gerai prisimenu, kai visa Lietuva galėjo rinkti konservatorių partijos lyderį. Aš galvoju, va čia tai bičas ir papuolė. Nes nuėję net ne partijos nariai išrinko, nes jeigu būtų partijos nariai, tai būtų Ingrida Šimonytė. Ir mėnesiui bėgant, partijos nariai, kurie yra atsakingi, ten renka nario mokestį, 0,6%, savivaldybės, panašiai. Ir sako, žiūrėkit, bet ta partija tampo kaip Laisvės partija apie nieką. Turinio nėra, kaip aš sakau, laksto su kanėm po Lietuvą, o tos kanės pieno nepilnėja, nėra telyčių, kurios jam duotų to pieno ir nėra rezultatų. Ir jisai grįžta su ta kanė į Vilnių ir tada žiūri profesorius, žiūri Ingrida, žiūri kiti, sako, tai ahų pienas. Ir tam kaip Šūriko nuotykis, pavogtas iki mūsų, ne, rusiškai geriau skamba, ne. Ir tai sako, tai grįžk atgal, dar neš to pieno. Jis vėl varo, žmogelis to pieno, vėl grįžta, o tai sako, kur pienas? Sako, nėra to pieno, net tik grėtnėlė jam nusriepta. Tai akivaizdu, kad jam dabar siūlo vilko bilietą. Įdomiausiai, kad profesorius į šitą veiklą įsijungė dar kiti konservatoriai, kurie jau patyrė 20 metų nesėkmę, 2000, atsiprašau. Nes 96 metais konservatorių buvo kažkas virš 90, ten konservatoriai, krikščionys demokratai, ten visi maždaug vienodai buvo. Ir 2000 metais vykusių rinkimų metu jie begauna gal 10 vietų. Aš tada pamenu, juokiausi, nes aš po to atėjau į Seimą darbuotis pas Artūrą Paulauską, tai trečiuose rūmuose jie tildavo vieną lifto dėžutę. Tai man tas įspūdis, aš pamenu, iš mokyklos mes buvom atvažiavę į Seimą į kovo 11 salę, ten konservatorių mirgėjo, ten 2/3 buvo konservatorių, ir žinai, toks kontrastas, buvo paauglys vaikas mokinys, ir tu atvažiuoji ir o tai kur čia, jie visi dingo. Ir tu supranti, kad į vieną lifto dėžutę jie sugrūdo. Tai dabar konservatoriai matydami, kad tai bus, jau jie supranta, žiūri tą laikrodį ir sako, bičiai, 27 metais savivaldos mums kapai, 28 metais mums savivaldos Seimo rinkimai kapai, prezidento mes nematysim, tai tu sako, greičiau čiuošk, duok mums Ingridą. Tai aš manau, kad laiko klausimas, kada jie Ingridą statys, nes, nebeturi to efekto. Tai vat, aš mano galva čia tai dabar. Tai, kas vyksta pas konservatorių, tai yra akivaizdu. Ir be kita ko, Matas Maldeikis yra labai teisus. Nes pasakė, partija apie nieką. Nes jinai dabar tapo tokia vienadienė, momentinė. O po 2000 metų, konservatoriams reikėjo 8 metus arti juodai, kad tu atstatytumai savo partinį prestižą. Ir čia yra Kubiliaus didelis nuopelnas, kurie tą dalyką padarė. Be kita ko, ta pati Rasa Juknevičienė, kur gegužės 9 dieną į Antakalnio kapinių gvaizdikus neždavo ir sakydavo, šlovė Rusijai, šlovė Rusijos kariams, ne? Nes jinai pati ir gyrėsi, kaip jinai kitinėjo, to metu jinai ėjo. Tai jų nuopelno dėka 8 metais partija reabilitavosi ir grįžo. Tai aš manau, kad čia dabar tas momentas yra, kada jam sako, imk bilietą, čiuošk į žvėryną, jeigu nori, eik pas senelį, klaupkis ant kelio, atsiprašyk, gal senelis tau indulgenciją duos. Bet jau senelis aiškiai pasakė, kad duris mano uždarytas.